Kaišiadorių rajonas, Nemaitonių seniūnija, Ringailių kaimas. Štai dabar va, pažiūrėsim va. Yra va, sudėta šviestuvai va. Bet jie sudėta, žiūrėkit, per šitus, nežinau, miškelis skaitus kažką. Bet čia gyventų nėra, matot, va. Va gyventų net nėra tokių. Ir kaip man perlaidus, Nemaitonių seniūnija sako, tai nieks negyvena, perlaidos to nieks nedės. Bet tai dar pažiūrėkit žmonės, va, Lietuvos gyventojai. Ar čia yra gyventas? O kiek apšvietimų, žiūrėkit, vienas prie kito. Matote, žiūrėkit. Va vienas prie kito, va, sudėti, va. Sudėti apšvietimai. Tai kaip dabar tai reiškia, seniūnija Nemaitonių galima dėti per miškelį, per mišką apšvietimą, reiškia, man perlaidus negalima, nes negyvena niekas. Tai kaip supras Nemaitonių seniūnijos dabar tokius pasakymus, va. Ir matot, va, vienas, va, dėtas ir va, iškart kitas, va. Ir dar per miškelį, va. Tai dabar, va, įdomu, kad jūs pakomentuosi šitą dalyką. Labai gerai matosi dabar. O. Per miškelį reiškia sudėta, tai gal čia pasišviest, kaip sako, briedžiam, stirnų žiūrim, pašviest kelią seniūnijai Nemaitonių. Na. Ir va, toliau daina. Na tai čia va jau gyventojas, tai gal da jau ir, tada, tai da gal ir, čia gal ir nieko tokio, kad va, bet va, gyventojas, nu jo, jam va užtektų va šitam žmogui ir vieno čia stulpo, kiek dabar, nu va, šiukšliadėžė čia va gyvena žmogus, nu tai va jam pakanka tų šviestuvų, va. Pakanka jam to šviestuvų žmogų. O dabar va, per šitą visą va, krūmyną, va, per šitas miškelį, Nemaitonių seniūnija, aš šitą padarus. Tai kyla klausimas, ir ne vienas žmogus klausė, kam čia padaryti. Kam tie švietimai sudėta, kur gyventų nėra. O man perlaidos, reiškia, nededa, nes tai negyvena niekas. Tai kaip šitą paaiškis dabar, va, paaiškis šitą apšvietimų sudimą per miškelį. Įdomu labai sprendimai priimti.